Sveiki visi, aš esu Julija, jūsų logopedė. Ir šiandieną su savimi turiu svečią, Lauren. Lauren nekalba lietuviškai, bet ji labai nori išmokti garsą R, nes dar sunkiai sekasi, kadangi anglų kalboje jis šiek tiek kitoks. Tai šiandien kartu su ja padarysim kelis pratimus, kuriuos gali daryti suaugę ir vaikai lygiai taip pat. Ir panaudosim REREC vibruoklį, logopedinį vibruoklį, parodysiu taip pat kaip jis veikia ir kartu iš karto pabandysim. Iš karto įspėju, kad prieš tai su Lauren nesam darę pratimų su REREC, tai bus pirmas kartas ir galėsim pabandyti, kaip atrodo, kai pirmą kartą žmogus paima rankas, masažuoklį ir daro pratimus. Tai pradėsim. Iš pradžių darysim tik tais T pakelimą. Aš parodysiu Lauren, jinai padarys ir taip kelis kartus pakartosiu. Okay, so you need to lift the tongue, that it would be like sharp. Last that you would do that T, 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 T. Yeah, if you can do the tongue. Yeah, like this. T. Okay, now we will do more times, like quick. Darysim geniuko pratimą, geniuko arba šautuvėlio, taip kaip esame prieš tai darę. T, 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 T. Good. T, 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 T. T, 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 T. Can you do it more sharp? Truputėlį aštriau bandys. T, 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 T. And now with the sound, su garsu. T, 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 T. Yeah, better. Okay, and now faster. Darysim geniuką šautuvėlį. You can imagine that we pointing a gun and we shoot. T, 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 T. Yeah, you can shoot here, for example. Good. Faster. T, 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 T. Good, good. Faster. That's hard. Yeah. Sako, kad sunku, tai dėl to darysim su D tą patį. Now with the D. D, 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 D. With the D is easier. No? Su D turėtų būti lengviau. D, 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 D. And now we switch to T and D. Dabar padarysim T, D, T, D, T, D. T, D, T, D, T, D, T, D. Again? Yeah, like you would ride the horse. Kaip arkliuku. No. Yeah, it's good. No. Good. Liežuvis juda staigiais judesiais ir trumpais. Gerai. Dabar pabandysim telefoną. So now it's the phone exercise. D-d-d-n. You do d-d and n. Keep it long. Good. Okay. Good. So the phone goes well. Okay, and one more time with the t-d-d-d-d-d. T-d-d-d-d-d. Good. T-d-d-d-d-d. That's hard. It is hard. Gerai, na dabar pabandysim su REREC. Jeigu įsigijot naują, tai turėsit bateriją. Bateriją dedam pliusų žemyn. Susisukam, užsukam. Ir jeigu mygtukas jau pakeltas, jis iš karto vibruos. Vibruoja gan stipriai. Kol užsukam galvutę, tai išsijungiam. Mėlyna galvutė yra minkštesnė. Parodysiu taip pat, kaip jinai veikia. Okay, this is for you. Mėlyna galvutė yra minkšta. Turim geltoną, po to parodysiu su geltonu, bet pradėsim nuo minkštos. Taip iš praktikos didelio skirtumo ar su minkšta ar su kieta galvutė, būtent garsui aš nepajutau, galbūt tik tai skirtumas, kad vieniems kieta galvutė gali skaudėti liežuvį ir aštriau tarsi liečia. Tai dabar darysim iš esmės tą patį. Laikyti galit arba stipriai, ar ne, reiškia vibruos truputėlį tarsi mažiau. Jeigu laikysim tik tais va taip palengva, tai matom skirtumą, kad vibruoja daug labiau. Sulaikau, vibruoja tarsi taip pat, bet matysit skirtumą, kai darysim pratimus. Dabar darysim
t ir įdėsim, bandysim ieškoti garso, kur gausis r. So now we will do the t, and we'll try to find the t, tr. You turn it on. Like that and You can hold it like this. Kad vibruotų rankų, jaustumėm ir matytumėm. And we try to do like this. Yeah. Yeah? Yeah, that's how it goes. Oh. So if you push it a little bit more, and you hold it, then the spoon will make the whole work basically. Paspaudžiam ir iš esmės šaukštelis padarys visą darbelį, kurį reikia. Jei dėsim iš apačios, bus šiek tiek sunkiau, bet kai kuriem vaikam ir suaugusiem labiau patinka iš apačios. Svarbiausia, kad neužeitų liežuvis labai ant viršaus. Gali šiek tiek, bet vis tiek tikslas už dantukų laikyti. So we keep the tongue in the mouth, we do like this, and then we turn it off, and then we try and you push that it would be. Okay, so like pet, and then okay. Pet, Good. Yeah? Yeah. More. Ir dabar padarysim iš karto žodžius, kad būtų smagiau. Kaip sakiau, Lauren nekalba lietuviškai. Tai nesupras žodžių, bet aš jį išversiu. I just said that you don't speak in Lithuanian, but I'll translate the words and we'll see. We'll try now and we'll try to say the word trumpas, short in Lithuanian. Trumpas. Okay, so Trumpas. trompas. Good. Yeah? Good. Let's keep going. Trakai. Traki. Yeah. Good. One more time. Traki. Trakai. It's Trakai. Trakai. It's a city. Trakai. Yeah. Yeah. Trakai. We put the accent on the beginning, but Trakai is easier to pronounce. So kalbėti, kas mokysit lietuviškai, tai iškart sakykite taisyklingai, bet kirčiuojant kitaip šiek tiek lengviau pačioj pradžiai užsieniečiam. The train. Traukinys. Okay. Traukinys. Yeah. Traukinys. Traukinys. Yeah. Good. That goes well. Yeah. Troba. Troba. The old house. Troba. Troba. Three. Trees. Oh. Trees. Yeah, and now you can try to keep the R way longer. Trees. Trees. Yeah. Yeah. That's better. Trees. Yeah, that's perfect. Right. And with the sound, so D padarysim irgi kelias. Drugelis. Butterfly. Drugelis. Rūkelis. Rūkelis. Good. Rūkelis. Good. Yeah. A friend, draugas. 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 Yeah. Good. Very well. Yeah. And that's it. So you need to train each day Yeah. with the D and T and the spoon. And that's how you basically learn. And then you can try now even to do without this. Tai kaip padirbam su vibruokliu, jeigu jau jaučiam, kad visai sekasi gerai vibruoti ir be, ir jau aišku, kur čia dėti ir kaip veikia, tai galima bandyti tiesiog a lot of T and liežuvis prie dantukų vibruoja ir labai gražiai matosi pas Lauren. Yeah, you have it. Tra. Ra. Dra.
Ra. Ra. Good, very well. Yeah. Tai va, taip dirbant, kiekvieną dienelę galima pasiekti tikrai labai gerų rezultatų. Ačiū. Iki. Patiko šis video? Paspauskite patinka ir pasiekite Upės teka puslapį. Jei jaučiate, kad jums ar jūsų vaikui reikia profesionalios pagalbos, mūsų kontaktus rasite aprašyme žemiau.